Labas vakaras, kviečiu žiūrėti trečiadienio INIT televizijos žinias. Šalies pedagogai ir toliau centriniai valdžiai pirštų baksnoja į kamuojančias problemas. Mokytojai skundžiasi dabartinė finansavimo politika ir tikina, kad švietimo sistemoje dirba pusiau bedarbių armija. Švietimo darbuotojų profesinėms sąjungoms atlikus tyrimus paaiškėjo, jog dauguma pedagogų darbo turi tik kiek daugiau nei po 20 valandų per savaitę. Tai esą lemia, kad pedagogų atlyginimas vidutiniškai siekia tik 1700 litų, o mažesniuose miesteliuose skaičiai dar mažesni. Tai lemia, jog jauniems mokytojams pakliūti į darbo rinkas galimybės yra itin mažos. Šiai dienai Lietuvos mokytojai, vidutiniškai Lietuvos mokytojai dirba vos pusę darbo savaitės, tai yra 21 valandą. Ir galiu pasakyti, kad Lietuvos švietime dirba apie 40 000 pusiau bedarbių. Pagrindinė priežastis, jūs gerai girdėjote, yra mokytojų per didelis skaičius, kurie neturi pakankamo krūvio, dėl to jie dirba kelias valandas, dėl to jie negauna algos, dėl to mes negalim privilioti gerų jaunų žmonių į pedagoginės studijas. Mokyklų darbuotojai tvirtina, jog itin ydinga yra dabartinė mokinio krepšelio sistema, mat kadaise įvesta kaip laikinoji priemonė, ji užsiliko ilgam ir padarė savo juodą darbą šalies švietimo sistemai. Ir šitas krepšelis, kuris labai daug prisidėjo prie mokyklų tinklo naikinimą, prisidėjo taipogi prie nesaugios aplinkos, kadangi kiekvienas mokinys tapo pinigų nešiotojų. Ministro tikinimu politika jau svarsto, kaip suvaldyti įsisiautėjusią situaciją, tačiau greitų pokyčių nesitikima. Kaip viena iš priemonių, kuri prisidėtų prie situacijos gerinimo, Dainius Pavalkis įvardija specialų fondą. Piniginį fondą, kuris palengvintų savivaldybių naštą, paleidžiant žmonės į pensiją. Ne tik į pensiją, aplamai, atleidžiant kaip išeitinės kompensacijas, mes galėtume dalį kompensuoti. Kitos priemonės anot ministro galėtų būti priimamos Seimo. Esą reikėtų keisti darbo kodeksą ir numatyti papildomų lėšų išmokoms, kad būtų sumažintas pensinis amžius pedagogams, o asmeniui pasiekus konkrečią amžiaus ribą jis privalėtų palikti savo darbo vietą, užleidžiant ją jaunesniems specialistams.